Trečią reikalavimą, kurį Jėzus kelia mokiniams, mes medituosime rytoj sekmadienį. Kad tai paaiškintų, Jėzus pasakojo palyginimą apie karą. Priimti Jėzų, jo meilės, tarnystės, gailestingumo logiką, reiškia įžengti į nuolatinę kovą. Su kuo? Pirmiausiai su savimi. Ego kužda, kad neverta mylėti, geriau pagalvoti tik apie save, ieškoti pasaulio garbės. Kaip mes gerai žinom šitą kovą. Tada kova su kitais, jie juoksis, vadins tave fanatiku, viduramžių žmogumi. Ir kova su pasauliu. Jis siūlo prabangą, patogumą, sėkmę, kad visada būtų malkanas dar daugiau. Jėzus perspėja, lengva nebus. Laikytis padės malda, Dievo žodis, Eucharistija, bendruomenės palaikymas ir drąsa keltis iš naujo pargriuvus. Pagalvokim, ar mano tikėjimas yra kova, ar tik gražus fasadas. Palaimintos dienos.